First, congratulations for Lietuvas. Even they were without Girdžiūnas and Cili, they showed that they got a lot of good players. I think that they had a great shooting night, like Needham, Benjus were shooting on 100% threes, and also Stipčević was shooting very good. We knew where we had problems, how they would attack us. We did some good things, some bad things. Unfortunately for us, we made some bad offensive decisions. We missed some layups, and the key thing was every time when we were coming in the back, when we were coming back in the game, they answered with threes, and immediately we were there and threes, and again, and again. So it's hard to play like that. You use a lot of energy, and we lost at the end. Noriu pasveikinti Ryto komandą, kuri šiandien žaidė be Silio ir Girdžiūno. Parodė tai, kad šiandien turėjo gerą taiklų vakarą. Bendžius, Stipčevičius metė tritaškius be klaidų. Komanda Rytas turėjo ir gerų, ir blogų sprendimų. Kas liečia mus, nepataikėm keletos svarbių metimų ir visuomet, kuomet grįždavom į žaidimą, jie pataikydavo tritaškius. Trumpas komentaras, manau šiandien rungtynėse buvo labai daug iš mūsų pusės blogų sprendimų. Faktas, kad mums trūksta dviejų tų žaidėjų, kurie žaidžia su kamuoliu ir priiminėja tuos sprendimus ir padeda priiminėti gerus. Šiandien kai kurie tu turėjo gal daugiau tos priimimo teisės, kai kurie žaidė mažiau, turėjo savo šansą. Taip kad, manau, čia mūsų problema puolime, tai pagrindinis dalykas buvo mūsų klaidos, kad kai kurios buvo sunkiai suvokiamos, kaip mes sugebam tai padaryti. Iš gynybinės pusės vėl, kaip sakau, čia nesinori teisintis, bet man yra kartais sunkiai suvokiama. Man atrodo, kad šiandien teisėjai praėjo šalia rungtynių visiškai. Labai nemėgstu kalbėti apie teisėjus, bet šiandien man labai nepatiko tai, kad buvo tikrai begalė klaidų daroma ir iš jų pusės, ir kas liečia agresyvumą, dabar ne mes turime prisitaikyti. Mes žaisdami vienas rungtynės žaidži su vienu priešininku, tu žaidži ir yra kapotynės ir yra leidžiamas kontaktas didžiulis, o kitose yra kiekvienas prisilietimas. Tas buvo ir su Šiauliais rungtynėse irgi lyginai taip pat per kiekvieną prisilietimą. Tai manau, čia yra negerai. Jeigu yra taisyklės, švilpiam vienodai ir taip toliau. Šiandien tokių buvo keletas tikrai keistų sprendimų ir tikrai iš jų pusės klaidų, manau. Bet čia nesiteisinimas. Tik tai paprasčiausia, kad tai išmušė labai iš ritmo, nes norim žaisti su presija, gera presija, bet gaunas taip, kad žaidžiam su 3 įžaidėjais ir vienas gauna 5 pražangas, kitas su 4 yra ir tai nėra normalu. Tiek, pasiskundžiau. Didžiai nebuvo, Mindaugo nebuvo, bet komanda metė tritaškių ir pataikė lygiai tiek pat ir dvitaškių. Žaidžiat prieš Dzūkiją, manau, pasižiūrėkit, statistikas daug bus tų rungtynių, kur Dzūkija rizikuoja prie tritaškio linijos. Ir bus tų metimų tikrai, tai yra jų gynyba, yra jų stilius gynyba ir tai yra trenerio Urlepo stilius gynyba. Markus Normantas žaidė daugiau nei vidutiniškai, kaip jo pasirodymai vertintumai. Kaip sakau, nėra lengva kaltinti jaunus žaidėjus, kad kažką nepadarė ar prarado kamuolį, bet kaip ir Rūbinė pasakiau, mes turim palaikyti vienas kitus, žaidėjai vienas kitą, treneriai žaidėjus, nėra lengva, nežaidus, ypač jo atveju. Vėl, jo atveju buvo geri momentai, blogi momentai. Bet čia reikia žaidybinės praktikos, reikia daugiau žaisti, šiandien žaidė daugiau nei 20 minučių. Tai yra tai džiugina, kad žaidė, išėjo, tikrai žaidė su gera energija, taip kad turi išnaudoti savo šansus, manau.